Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė susirinko į antrąją šią vasarą treniruočių stovyklą. Tiesa, joje daugybė pokyčių. Šį kartą rinktinėje nebus nė vieno NBA krepšininko, o iš Eurolygos bus tik du žaidėjai žalgiriečiai – Ąžuolas Tubelis ir Marekas Blaževičius. O apie pasitraukimą jau galvoja ir pats rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Vertinu komandos pasirodymą nepatenkinamai, nesakyčiau gal nepatenkinamai, bet ne taip, kaip norėjom ir kaip visi tikėjosi. Ir ko pasekoje atsistatydinau, bet dėja, aš nesuprantu, nežinau, buvo visokių priežasčių. Neatsirado kitų trenerių, kurie norėtų šiuo metu, paimti rinktinę ir negalėjau kitaip pasielgti. Lietuvos rinktiniai šiame lange nepadės ir ilgametis nacionalinės komandos narys Jonas Valančiūnas. Tiesa, prie rinktinės po poros metų pertraukos prisijungė kitas aukštaūgis Donatas Motiejūnas. Bet šiuo metu jis yra svarbus mums asmuo, vien dėl to, kad jis yra profesionalas, jis yra, sportuoja ir vasaros metu, ir žiūri savo kūną, jis sportuoja su Virkiu, su treneriu, visą laiką sportuoja, kiek reikia jis atostogauja, dažniausiai sportuoja. Ir mes tokius dalykus aš kaip treneris atsižvelgiu, nes mums reikia tokio sportinio lyderio. Visuomenėje jau seniai kalbama, kad dalis žaidėjų neatvyko esą protestuodami prieš dabartinę su federacija ir vadovybė susijusią situaciją. Tačiau rinktinės vadovas Linas Kleiza tikina tokių galimų protesto formų nesuprantantis. Koks yra tylusis boikotas, tai kur čia mes dasigyvenam? Tylusis, tai tegul kalba, kas nori, tegul kalba, kas čia yra. Kas mes visi drąsus už kažkur kažką, tai gerai. Kalbėti mes visi, tai reikia ir sužaisti visų pirma. Praėjusiame etape rinktinėje buvę ir vėl prie jos prisijungę krepšininkai tikina, kad yra pasiryžę kovoti dėl vietos pasaulio čempionate. Yra daug naujų veidų ir manau, tie veidai labai užsidegę atvažiavo, labai nori, kaip ir kiekvienas. Rinktinė yra rinktinė, važiavau vis tiek. Ar rašiausi jau į formą, taip kaip ir buvau susidėliojęs tą planą mintyse, kad būsiu rinktiniai, tai pagal tai ir sportavau. Lietuvos rinktinės padėtis pasaulio čempionato atrankoje šiuo metu yra kritinė. Vos 3 pergalės pirmajame etape pasiekusi nacionalinė komanda šiuo metu atsilieka nuo pagrindinių varžovų, o į pasaulio čempionatą pateks tik 3 geriausios šios grupės rinktinės. Aš nematau priežasčių, kodėl netikėtas. Pasaulio čempionatas dar tikrai neuždarytas ir visko būna. Labiau, jeigu žiūrėtumėm į praeitus langus, tai realiai galėjo būti ir 6-0. Tai taip žiūrint, aišku, galėjo būti ir dar blogiau, 2-4. Šiame atrankos etape rugpjūčio pabaigoje lietuviai išvykoje grumsis su Turkija, o vėliau namie susitiks su Bosnija ir Hercegovina.